Per 60 metų choras Klaipėda išugdė svarbiausią savo kūrybinę darbo kryptis, tarp jų ryškesnės. Tai mažosios Lietuvos ir kitų lietuvių kompozitorių praeities ir dabarties, taip pat ir užsienio kompozitorių chorinė muzika, operetinis ir operinis repertuaras, labai svarbi jūrinė tematika bei bažnytinė muzika. Supyks choristai, jeigu nepaminėsiu, kad choro Klaipėda dainos, giesmės, operų fragmentai skambėjo ir reikia manyti dar ne kartą skambės, ne tik Lietuvoje, bet įvairiose Europos šalyse. Gajetano Donizetti, barkarolė iš operos Meilės eliksyras. Solistai Stasys Šniukšta ir Jana Tarasova. Labai gražiai dainuoja, bet pasisiūlyt noriu. Galbūt daina manoji, patiktų jums, senjorai. Melodija grakščioji, manau visų žavėjo. O galbūt ir jaunoji, pritart man maloj. Padarykime taip. Įsivaizduokite scenoje jūros krantas, nutviekstas paskutinių besileidžiančios saulės spindulių. Senatorius Kasberinį, kapojamas podagros ir kitomis senatvės lygomis, išėjęs į vakarinį pasivaikščiojimą, sutinka gražuolę žvejo dukterį. Pamiršęs amžių ir skausmus, sens mergišių siūlo savo ranką ir piniginę, ponai. Mes dabar taip pasibarkaroti, klausyti. Šiandien didelė šventė.
Mes džiaugiamės širdyje ir galvoj turėdami šitiek kūrinėlių. Tada dainuokim jūs toliau, o mes atidainavom.